praeitoje serijoje matėte? Piešt mėgau, bet komiksų aš nepaišiau. Komiksai man nuo senų laikų patiko. Kažkaip man atrodė, kad tuo metu komiksų Lietuvoje nėra, kad komiksų žurnalas tai būtų visai neblogas verslas. Kaip sekėsi įgyvendinti jūsų sumanymą nuo idėjos iki fizinio leidinio? Kaip suradote dailininkus galinčius piešti komiksus jūsų būsimam žurnalui? Tai pagalvoji, lyginant su šiais laikais, kiek yra daug visokiausių priemonių atrasti žmonėms, tai tie laikai buvo kažkokie žiaurūs, nes net ir aš pats kaip prisimenu, kaip aš ką dariau, tai kažkaip yra sunku patikėti, kad yra įmanoma kažką padaryti, kai tu turi tik laidinį telefoną ir realiai nieko daugiau. Laidinį telefoną, popieriaus lapą, šratinuką ir viskas, ir nieko. Ir tu nieko nežinai, nėra jokių katalogų, nebent kažkokios telefonų knygos, kuriom gali kažkur paskambinti. Bet norint skambinti kažkam, tai tu turi žinot kam. Arba bent jau įsivaizduot, kad jis gali kažką tokio padaryti. Iš tiesų, tai kaip 93 metų žiemą man ta idėja kilo. Ir kaip man dažniausiai visada ir būdavo, jeigu sugalvoji leist žurnalą, tai aišku reikia jam pavadinimo, nuo to ir pradėti. Tai pavadinimą buvau sugalvojęs bus daugiau. Jis toks ir turėjo būti. Bet aš tokį pavadinimą sugalvojau, koks čia bus žurnalas, visą tą jo koncepciją. O tada nusprendžiau, kad reikia ieškoti dailininkų. Ir aš tada prisiminiau, kad Kauno Lietuvos radijo ir televizijos skyriuje buvau matęs kažkieno paišytą vietinio ten to skyriaus dailininko paišytą naujametinį atviruką. Ten kažkokia kengūra buvo labai fainai nupaišyta. Aš pradėjau klausinėti, kas šitas paišė, susiradau aš tą žmogų, mes su juo pasišnekėjom, jis pasirodė iš tikrųjų turėjo auksinės rankas ir iki šiol jis ten yra labai kietas, krūtas dailininkas. Mes su juom pasišnekėjom, aš jam papasakojau tą idėją. Jis tą idėją užsidegė, sako, labai faina, gerai, darom, Pranai. Bet sako, žurnalo pavadinimas yra prastas. Reikia nebus daugiau, o bus dar. Tai trumpiau ir geriau skamba. Pagalvojau, taip, iš tikrųjų taip. Jis tada dar pridėjo, sako, bus dar ir reikia papačią parašyti komiksai tautai. Mes šiaip linksmi buvom žmonės. Gerai. Tai va, ir aišku, reikėjo scenarijus, tai aš rašydavau visiems komiksams. Tai atsimenu tą scenarijų labai gana greitai, to fantastinio siužeto komikso scenarijų greitai parašiau. Davau aš tam savo draugui, jis ėmė paišyti, jis nupaišė. Paskui atėjo pavasaris, vasara, tiksliai neatsimenu, kiek jis ten paišė. Aišku, reikėjo man daugiau žmonių surasti, kurie galėtų paišyti. Tai aš atsispausdinau rašomąją mašinėlę skelbimus, ėjau į Kauno dailės akademiją, ar kas ten, ar fakultetas, nežinau, ten pakabinau skelbimą. Atsimenu, kad važiavau į Klaipėdą, trenkiausi, ten kažkoks ten dailės institutas, ar kas ten tokio buvo. Ten pakabinau skelbimą, tikriausiai ir į Vilnių kažkur važiavau, prikabinėjau skelbimų, ta prasme, čia bus komiksų žurnalas, ieškau, kas galėtų paišyti komiksus ir mano telefonas, koks tai mobilaus, aišku, nebuvo, laidinis. Ir nežinau, gal adresą buvau nurodęs, kad siūskit ten tik po savo kažkokius darbų pavyzdžius. Aišku, atsirado tų žmonių įvairaus lygio, geriau ar prasčiau paišančių. Ir iš visų, nesakyčiau, kad labai daug, bet jeigu būčiau dar ieškojęs, jeigu būtų sekęs tas leistas žurnalą, būčiau daugiau suradęs. Iš tikrųjų, man per šitos tokius fizinius skelbimukus ant sienos pakabintus atsirado du žmonės. Vienas toksai, jis toks ant pirmo žurnalo galinės nugarėlės yra jo komiksas, aš dabar jo vardą ir pavardės neatsimenu. Nebuvo jo ten ranka labai tokia lanksti, bet matėsi, kad jis tikrai gali paišyti komiksus. Tai jis toks, bet su juo mes mažai bendravom. Vieną dieną mano namų duris paskambino kažkas, atidariau duris, ten stovi toksai
stambus vyrukas, toks juodais antakiais, tamsus, sako, aš galiu paišyti komiksus. Kučikas jo pavardė buvo, amžinatilsį jau miręs. Jis architektų paskui tapo, nes jis atnešė man parodyti tą komiksą, kuris paskui buvo atspausdintas bus dar laikraštyje ir sėjo po to. Jis ten buvo, ko gero, įkvėptas bulvarinio skaitolo nupiešęs tą komiksą. Nu, man tas komiksas patiko, pramušė ten, toks geras buvo. Mes sutarėm, su juo bendradarbiavom ten porą metų, paskui ir draugais tapom, buvo fainas vyrukas. Sakydavau, klientams reikia laužyti stuburą. Nu, tai jis tikriausiai savo klientams ir laužydavau stuburus, bet laužė ir man stuburą. Apskritai, visi dailininkai bjaurūs žmonės yra, bjaurūs, nu, kabutėse, nes jie stengiasi sulaužyti tau stuburą, nes jie tau sako, tu jam duodi scenarijus, nupaišo, tu sakai, blemba, nu, ne taip reikėjo. Jis sako, ne, čia gerai, čia tu nieko nesupranti, čia taip turi būti. Ir arba tau sulaužyti stuburą, arba ne, arba tu gali sulaužyti stuburą tik tai pradėdama šnekėti apie kažkokius pinigus, jeigu juos realiai turi rankose. Nu tai va, tai buvo Kučikas toks fainas, tas kitas žmogelis, Andrius jo vardas. Ir dar vienas buvo, bet jį ten jau per draugus susiradom toksai, jo pseudonimas Šeinius, man atrodo, ten. Dabar neatsimenu, pirmam numerį nebuvo, nes buvo to žurnalo ir antras numeris paruoštas, kuris neišėjo. Tai va, tai mes, nežinau, aš pinigų neturėjau tam žurnalų leisti, turėjau tik tai įmonę įkūręs. Bet įmonę buvau įkūręs ne komiksų žurnalo leidybai, o dar prieš tai buvau kitokių minčių turėjau. Žodžiu, ieškojomės tų pinigų. Pinigų nebuvo. Ten tų visų paieškų detalių nepasakosiu. Bet galbūt pirmasis didysis siaubas buvo, kad gerai, žurnalas bus, žurnalą sumaketuosim, viską padarysim, bet jį reikės atspausdinti, reikės spaustuvės. O tuo metu pati kiečiausia spaustuvė, kuri kažką spalvoto gero galėjo išleisti, buvo Spindulys. Bet tai buvo 93 metai. Norint kur nors su kuo nors susišnekėti ar patekti, vis dar reikėjo pažinčių. Tai aš atradau kanalus, kaip būtų galima prieiti iki Spindulio spaustuvės, ten tikriausiai direktorius buvo. Nuėjom, sutarėm, viskas gerai. Galima spaust, geriausia būtų, jeigu 20 000 tiražu, tada kaina padori, bet reikia popieriaus. Popieriaus neturim, popierių nusipirk pats. Kur gauti tą popierių? Nežinau, kaip aš sužinojau, kad Vilniuje kažkur kirtimuose, kažkokiuose garažuose, sandėliuose yra to popieriaus. Nuvažiavau aš ten, toks durnelis, pėsčiom, kažkur nuėjau, kažką susitariau, net neįsivaizduoju, kaip aš galėjau tais laikais ten kažką susitart. Susitariau, ruloną popieriaus ten nupirkom, kaip aš jį pargabenau į Kauną, nežinau, matyt, samdžiau kažkokį transportą, atvežė į tą Spindulį, ten kažkur padėjo, aš nežinau, ar būtent mano tą pirktą popierių naudojo, nes ten būdavo tos spaustuvės, tu nuperki popierių, pristatai, bet atspaudžiant visiškai kito popieriaus. Nebūtinai, kad galbūt ten pavogė iš tavęs, nu, per kažkokį bardaką visaip nutinka. Man atrodo, kad ir tam mūsų žurnalui ne tą popierių panaudojo, bet nesvarbu. Žodžiu, popierius yra. Maketą irgi ten padarėm, ten draugai padėjo. Dar be dailininkų dar ieškojau scenaristų, nes puikiai suvokiau tokį dalyką, kad norint užkurti žurnalą turi būti žmonės scenaristai, kurie rašo scenarijus, ir kita dalis tai yra dailininkai. Su scenaristais buvo visiškas pravalas. Tuo metu buvo toksai prozininkas Rudokas, tai galvojau, kad gal jis galės parašyti ką nors. Su juo nieko neišėjo. Kažkaip nepavyko jam. Toli matyti tokių scenarijų buvo. Paskui bandėm su Ryčiu Zemkausku šnekėtis. Bandė jis kažką rašyti, bet man kažkaip atrodė, kad
ne taip tos scenarijus rašo, kaip reikėtų. Galų gale, nieks negali tvarkoja, aš pats tos scenarijus rašiau. Ja. Tai va, finaliai prireikia pinigų vis dėlto, kai jau viską turėjom, maketą turėjom, popierių turėjom, spaustuvį yra, reikia pinigų. Tai atsirado paskui dar vienas žmogus, kurį teko priimti į tą kompaniją, taip sakant, į dalininkus, kuris parūpino pinigus. Bet pati didžiausia šunybė buvo, vienas dalykas, aš nežinau to dalyko, kad aš kažkaip net naiviai įsivaizdavau, kad žurnalą išleidė, ten žurnalas prasisuka kioskose ir tuoj pat neužilgo tu gauni pinigus, tau įkrenta pinigai. Ne, pasirodo pinigai, vėluoja, kol jie ateina. Bet čia dar nieko, bet labiausiai mane, tai buvo didžiausias pravalas, mane išmaudė Lietuvos spauda. Ta prasme, tuo metu vienintelis platintojas ir monopolistas, kuris turėjo kioskelius. Tai jis mane gerokai išmaudė, nes aš nebuvau toks kvailas, nespaudžiau tų 20 000, taip ant durniaus, kad maždaug atspaudžiau, aš 20 000, po to žiūriu, kaip juos išplatinti. Aš aišku, pirmiausia, nuvažiavau Lietuvos spaudą, ten pasišnekėjau, neatsimenu, gal net tais laikais buvo įmanoma ir su visais direktoriais tai šnekėtis. Man atrodo, kad aš su Lietuvos spaudos direktorė pasišnekėjau, tai moteris tada buvo. Pasišnekėjom, sutarėm, paimsim 20 000, viskas bus tvarkoj. Tai jeigu paims 20 000, tai labai puiku, vadinasi, spaudžiu 20 000, kaina yra gera, viskas tvarkoja. Ir tada jau 93 metų, nežinau, pabaigoje, gal spalis, lapkritis buvo, atspaudėm tą žurnalą, jau čia skambino į Lietuvos spaudą, kad viskas jau atvežu 20 000, aš jums to naujo žurnalo komiksų. Ir man sako, ne, 20 neimsim, mes paimsim tik 10 000. Tai kur man kišt likusius 10 000? Į makalatūrą, kitaip sakant. Tai va, tai čia buvo pagrindinis tas finansinis smūgis. Čia aš prieš šitą pokalbį pasiskaičiau įvairių ten tų mokslininkų ir vadinamųjų ir kitokių, kurie ten vienokius ar kitokius darbelius yra parašę apie komiksus čia lietuviai. Ar ten, sakysim, kurie kiti, kurie ten rašo tą teoriją apie komiksus. Ir aišku, rašo apie lietuviškus komiksus. Ir jie taip parašo, kad, dėl finansinių problemų ar kažkokių kitokių dalykų, ir tas ar anas bandymas nepavyko čia Lietuvoje. Ir buvo toksai žurnalas, bus dar, ir jo nepasirodė antras numeris. Bet taip niekas ir nepasigilina, nepaklausė, nepamasto, kokios priežastys. Nes tai ne vien pinigai lemia, ne vien piniginė grąža leidybai, bet ir kai kurie tokie kitokie dalykai, kaip šiuo atveju, tai man tiesiog apgavo. Nes jeigu aš visus kitus galus pakankamai, nors ir neturėjau jokios kažkokios itin didelės patirties, pakankamai toksai kvailutis buvo, bet nepaisant to viską gerai paruošiau. Ir prieš pasirodant žurnalui reklaminę kampaniją padariau pakankamai normalią. Bet ėmė ir išdūrė, 10 000 liko gulėt sandėliukė, 10 000 pakliuvo į spaudą. Iš tų 10 000 išpirko maždaug 6,5 gal tūkstančių. Tai buvo kaip pirmam numeriui, kaip nežinomam žurnalui, tai buvo labai geras rezultatas. 6,5 tūkstančių. Įsivaizduok, kietai. Bet gavosi taip, kad už tuos 6,5 tūkstančių parduotų egzempliorių grįžo pinigai, kuriuos reikėjo grąžinti, nes tai buvo skolinti pinigai. Juos grąžinom. Ir nieko neliko pinigų antram numeriui. Jeigu Lietuvos spauda būtų paėmusi 20 000 tą tiražą, tai
yra tikimybė, kad būtų išpirkę dvigubai daugiau. Nes kuo daugiau paduodi, bent jau tais laikais tai būdavo, kuo daugiau paduodavai, tuo daugiau išperka. Net nurašymų procentas vis tiek yra. Na, tai čia irgi ten, vėlgi, šiaip susijęs su įdinga ten ta platinimų sistema, bet čia tikriausiai kiekvienas leidėjas, bent jau tų laikų, galėtų daug ką papasakot, kaip ten buvo. Nes jeigu tavo žurnalas naujas, ten nukiš kur nors kioskelio užkampį, o kioskelis pilnas, apkarstytas visokiais žurnalas, tavo žurnalą nukišo kažkur, kur nesimato. Jo, bet suveikia ir ta reklaminė kampanija visai gera. Buvo ten tokių, aš ir tai reklaminiai kampanijai ir tokių visiškai naujų fintų panaudojau. Paskui skaičiau spaudoj po kokio 10-mečio kažkokia reklamos agentūra gyrėsi. Mes pirmieji panaudojom šitą metodą. Nu, tai tas metodas, kai yra skelbiama, kad iki kažko liko 5 dienos, 4, 3, 2, 1. Tai aš 93 metais tą metodą, aš taip galvoju, kad aš greičiausiai pirmasis panaudojau Lietuvoje. Panaudojau taip, kad iki žurnalo pasirodymų liko, skelbimų kas buvo, liko 3 savaitės. 2 savaitės, 1 savaitė. Ja. Naudojau kaip reklamą ir reklaminius straipsnius. Ir į televiziją bandžiau prasimušti, į TV3. Į TV3 nepavyko, tuo metu vietoj LNK buvo Polinter. Ten net nebandžiau, supratau, kad ten neįlysiu. Su TV3 nepavyko, bet man pavyko su M1 radio stotim. Ir M1 radio stotis visą mėnesį transliavo mano žurnalo reklamą. Aš kažkiek tai buvau pažįstamas šiek tiek, labai nedaug, su Hubertu Grušniu, savininku to M1. Amžinatės irgi užsimušė su lėktuvu. Pas jį nuvažiavau ir paaiškėjau, kad jis yra komiksų gerbėjas. Sako, Pranai, jokių problemų. Mes padarysim tau reklamą. Nu, aišku, sako, reikės sumokėti $200. Bet sako, po to sumokės. Tai va, jie paleido reklamą per radiją, per Lietuvos ryto priedą. Mes reklama ten prasisuko, nežinau, 1 ar poras tokių reklaminių straipsniukų. Paskui, dar buvo toks žurnalas tik vyrams, tai ten su jais susitarėm reklamą, bet tokiu principu, kad mes nupaišom komiksą erotinį, bet jame gali būti žurnalo, to bus dar reklama. Buvo toks, dar kažką darėm. Žodžiu, visai ten, kaip tais laikais, kaip neturint pinigų, tai aš visai neblogą reklaminę kampaniją padariau. O kai išėjo žurnalas, buvo ir pristatymas Vilniui, prezentacija. Čia šitoj vietoj įsipainiojo tam veiksme toksai Ernestas Parulskis, be abejo žinoma asmenybė, ar ne. Tai jis organizavo, jis irgi buvo prijaučiantis komiksams ir gerbėjas, jis organizavo mums tą prezentaciją. Ten kažkokio gal ir šampaniuko buvo, žodžiu, žmogus padirbėjo iš peties, sukvietė ten, ką tik galėjo visokią liaudį, atvyko ir Egmont Lietuva leidėjai. Jiems, aš mačiau, aš iki šiol atsimenu tų atstovų, nežinau, kas ten buvo, akis, jiems atrodė gana, kaip čia, mes atrodėm gana pavojingi jiems. Jie nežinojo, kas mes tokie esam, kas tokie išlindom. Blin, jie leidžia ten visokius savo Donaldus. Ir čia kažkokie atsiranda, kurie leis lietuviškus komiksus. Niekad tu nežinosi, kiek jie gali būti pavojingi. Na, aišku, kadangi tik 1 numeris išėjo, tai mes nebuvom pavojingi jiems. Bet tokio nedidelio, tokio mažiuko išgąsčio mačiau jų akise. Ta prezentacija, fainai, ten praėjo tas pristatymas, statėm tą žurnalą. Smagu buvo. Bet va, viskas blogai baigėsi tuo, kad to... O paskui mes buvom paruošę ir antrą žurnalo numerį, jis buvo paruoštas leidybai visiškai pilnai. Bet kadangi
skolintus pinigus teko atiduoti, o taip sakant, nepavyko uždirbti iš pirmo numerio, išėjo tas ant to. Reikėjo iš kažkur surasti kitus pinigus. Bandėm, mes daug visokių variantų išbandėm, iš kur ištraukti juos. Ten jų buvom kurioziškų ir linksmų nuotykių iškantų pinigų, bet apie tai nepasakosiu, nes tokie laikai buvo įdomus. Tai va, o paskui buvo tokia avantiūra, mano amžiaus žmonės ir vyresni prisimins tokią EBSV kompaniją Kaune. Man pavyko iki pačių ten viršūnių prasibraut. Vėlgi dabar, kai aš prisimenu tos laikus, man tai atrodo, avantiūra. Aš jiems pardavinėjau žurnalą. Tai prasme, atėjau ir parduodu jums žurnalą. Supraskit, redakcija su visais žmonėmis ir viskuo, visą verslą. O jūs pirkit. Ten tie rimti vyrai, kostiumuoti, tokie stambus kvadratinės spintos. Atsimenu, vaikščiau po kabinetą, aš sėdėjau prie apvalaus didelio stalo, gurkšnojo sultis ir jie svarstė, pirkt ar nepirkt. Skambinėjus, ten kažką galvojo. Paskui tik tai sužinojau, kad jie svarstė, ką pirkt. Ar mano žurnalą, ar veido žurnalą. Gerai, kad pasirinko jie veido žurnalą, o ne mano žurnalą, nes nieko gero nebūtų nusipirkę, sakant, orą, o aš būčiau, aišku, gero, labai stipriai nukentėjęs, galbūt ir paskui pakastas po velėną ir mažą kakų. Bet tokia kvaila avantiūra, nes jaunas ir kvailas buvo. Gerai, nepasisekė parduoti žurnalą, tada nusprendžiau, kad reikia... vis tiek galvoju, blemba, reikia kažkaip prasimušt. Žurnalas brangiai kainuoja, daug išlaidų. Nusprendžiau, kad reikia leisti laikraštį. Juodai baltą. Pigiau popierius kainuoja, mažiau popieriaus, pigesnė spauda. Ir tada nusprendžiau, kad bus ne žurnalas, o laikraštis. Kad dalis jame bus komiksų, o kita dalis visoks bilekas, visoks balastas, toks geltonos spaudos pakraipos, ten visai mistika visokios nesąmonės, kad patraukti dar kažkokį ir kitą skaitytoją, tipo laikraštis. Tai jau man pavyko išleisti 4, atrodo, numerius, bet ir vėl nieko gero neišėjo, nes tik tai šį kartą nebuvo nuostolių, bet tiek, kiek į tą laikraštį sukišau, tik tiek ir sugrįžo. Neuždirbo daugiau pinigų, kad būtų galima tęsti leidybą ar kažką daugiau galvoti. Tai kažkaip iš kuriuo momentu pagalvojau, kad tai yra beprasmis dalykas tuščiai dirbti, kai tu bandai leisti tą laikraštį, tuščiai sukasi 500 litų įkiši, 500 grįžta. Šuts. Jo, dar buvo linksmas nuotykis su likusiais 10 000 žurnalo egzempliorių, kurie gulėjo mano rūsy. Aš tuo metu gyvenau netoli Laisvės alėjos fontano, ten netoliese buvo įsikūrus Kauno spaudos platinimo kažkokia, nežinau, ten agentūra, kažkoks tai filialas. Virš mano sandėliuko. Ir pas juos trūko kažkoks vamzdis. Aišku, jie užliejo mano rūsį. Aišku, jie sulaistė mano žurnalus. Jie padarė didžiulį nuostolį. Ir aš šitoj vietoj sugalvojau, kad iš to galima išpešti naudos. Aš jiems parašiau raštą, kad jie man sugadino mano žurnalus. Tai už juos kažkokią nedidelę kompensaciją gavau. Taip sakant, už sugadintą makulatūrą. Paskui tą sugadintą makulatūrą, ko gero, į makulatūrą ir atidaviau. Tai čia buvo tokie linksmi dalykai.
Tai va, o po laikraštis ėjo 94 metų, tikriausiai jo pavasarį ten. O kai laikraštis nepaėjo, tada sugalvojau, kad kurių galų leis žurnalą ar laikraštį. Galima kurt komiksų centrą ir pardavinėti komiksus. Yra dailininkai, scenarijus kol kas rašau pats, o vėliau gali atsirasti ir scenaristai. Ir yra krūva leidėjų, kurie leidžia laikraščius, žurnalus, jie gali pirkti mūsų komiksus. Kokios problemos? Bet kuriuo atveju vis tiek verslas ir vis tiek džiaugsmas yra, kad tu kažkur kažką darai. Tai šitas projektas buvo sėkmingas. Ant šito buvo pasikabinę, toks buvo savaitraštis tikriausiai, bet tik nepamenu, pirmadienis. Tai šitie buvo pakabinti, jie pirko kurį laiką. Pats Veido žurnalas pirko iš mūsų komiksus po puslapį. Dar buvo beveik pavykę susitart su Moters žurnalu, bet ten pas juos iškilo kažkokių problemų, jie ten kažkaip mes dėl siužetų nesutarėm. Bet tuo metu aš jau visai neblogai iš komiksų gyvenau, kad pagalvojau, jūs velniop, nesuprantat, kas yra komiksai, viso gero. Bet čia yra kaip, kai pasidarai, kai atrodo, kai viskas einasi sklandžiai, kai galvoji, kad, jeigu ne jie, tai kiti. Taip smagiai pragyvenom vasarą, komiksus paišė 2 dailininkai ir 3 jau buvo beveik įsuktas. Jis būtų paišęs tam Moters žurnalui. Bet, ir finale 94 metų rudenį, jeigu neklystu, Liberalų sąjunga prieš rinkimus nupirko už gerą kainą, nežinau, 2 ar 4 puslapius politinio komikso. Jie atspaudė Kauno dienoje. Ten buvo gera kaina. O žvengiam mes iš jų. Bet sakant, jų problemos politikai. Čia, tai va, bet kažkaip 94 metų rudenį tokia atėjo nuojauta, kad čia pasibaigs. Ir iš tikrųjų, netrukus dėl kažkokių priežasčių atsisakė mūsų komiksų Veido žurnalas. Neužilgo ir pirmadienio tas savaitraštis. O be to ir, nežinau, mano gyvenimas kažkur nuslydo visiškai kita linkme ir jau šitais komiksais nebeužsiminėjau ir nusprendžiau, kad viskas užtenka čia tos komiksų epopėjos. Ir tik tai tiek, kad paskui pagal tą komiksą, kuris pirmam bus dar žurnalo numeryje buvo atspausdintas, pagal tą scenarijų aš paskui parašiau apsakymą ir jį atspausdino Eridanas 97 metais, Eridano leidykla ten apsakymų rinkinyje ir buvau laimėjęs ten paskatinimą premiją. Vadinasi, siužetas buvo neprastas. Aš turėjau tai tuo metu visokių minčių, netgi buvo tokia idėja, kad kai ieškojo dailininkų, buvo ir kitokia idėja, kad komiksus, ta prasme, fotografuot. Ta prasme, aktoriai, gyvi žmonės suvaidina tam tikras reikiamas scenas ir fotografas padaro nuotraukas ir po to tik tai debesėlius prikliuoja su tekstais ir dedi ant popieriaus lapo ir jas ten atitinkamai sudėlioja, sukarpai taip, kaip reikia ir spaudė. Bet šitai pasirodė vis dėlto sudėtingas procesas. Taip sakant, nuo dailininkų išsisuki, bet yra kitų problemų, nes reikia žmonių vaidinančių ir daug kitokių galų. Tai tiesa, komiksų istorijai dar galima pridėti dar paskutinį momentą. Aš vis dėlto susilaukiau mokesčių inspekcijos dėmesio. Maždaug po kokių pusantrų metų mokesčių inspekcija susidomėjo to žurnalo veikla. Paaiškėjo, kad aš nebuvau sumokėjęs 500 litų PVM mokesčio.
Aš ne todėl, kad juos norėjau nuslėpti. Aš paprasčiausiai buvau prastas verslininkas, o be to ir mažai buvo tos informacijos, kaip ką ten daryti, kur ką susimokėti. Ir nesusimokėjau, aš galvojau, kad man nereikia sumokėti to mokesčių. Tai už tai, kad nesumokėjau tų 500 litų PVM mokesčio, tai mane nubaudė 2,5 tūkstančių litų bauda. Atsimenu, nuėjau į posėdį, kur svarstė, koks aš didelis nusikaltėlis. Susėdė tokie 6 seniai, aš tada buvau 20 keliarių metų jaunuolis, man tie seniai atrodė seniai, nes jie ko gero buvo kokie 50-mečiai. Tokie kabinetas tokiais svogūnais ir česnakais dvokė. Ir jie susėdė prie to stalo ir rimtais veidais svarstė, kad mane reikia nubausti. Aš ten verkiau, maldavau, kad manęs nebaustų. Nepasigailėjo. Įraitė 2,5 tūkstančių litų baudą. Tai va dar už komiksus dar ir baudą susimokėjau. Bet ką darys? Ties šia vieta stabtelkim ir pratęsim savo pasakojimą kitoje serijoje. Iki draugai.